Klaipėdos bei Kauno mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje geriamą preparatą, kuris organizme naikina mikroplastiko daleles ir apsaugo nuo jų patekimo. Vadinamieji ftalatai sukelia nemažai ligų bei paaštrina kitas. Tad toks lietuvių išradimas turėtų užkariauti pasaulį. Lietuvos sveikatų mokslų universiteto mokslininkė Jurga beria iš pirmo žvilgsnio eilinius miltelius. Tačiau tai unikalus lietuvių sukurtas maisto papildas, kuris gali pašalinti iš organizmo mikroplastiką, vadinamuosius ftalatus. Ftalatų šaltinis tyko mūsų visur. Mineralinio vandens buteliuke, o ypač jeigu jį atsuksime, palaikysime keletą dienų, iš plastiko pereis ftalatai, tušinukas, maišelis, kvapikliai, į kurių sudėti taip pat yra dedami ftalatai, kad kvepalai kvepėtų, skleistų ilgai kvapą. Dėl organizme esančių ftalatų gali sutrikti vaisingumas, pablogėti spermos kokybė, blogiau veikia skydliaukė, atsiranda didesnė nutukimo, diabeto ar persileidimų rizika. Mokslininkai jau seniai kalba apie tai, kad ftalatai kenkia vaisingumui, ftalatai pažeidžia hormonų pusiausvyrą. Tai mes sukūrėm tokį produktą. Jisai iš pradžių bus kaip maisto papildas, ieškosim investicijų klinikiniams tyrimams, kad galėtumėm tai padaryti kaip vaistą ateityje. Juolab, kaip atkreipia dėmesį Klaipėdos mokslų technologijos parko atstovai, plastiką žmonės naudoja visame pasaulyje. Mikroplastiko ir ftalatų problema yra labai aktuali pasauliniu mastu, sakyčiau, ne tik Lietuvoje. Tai būtent šis produktas ir taikytųsi į pasaulinį mastą, pradedant nuo Europos, einant tolyn. O kaip tokį mikroplastiką pašalinti, bent jau Lietuvos mokslininkų žiniomis niekas dar nebuvo sugalvojęs. Šiuos miltelius reikia sumaišyti su vandeniu. Ir tokį skystį reikėtų išgerti. Jie pradeda veikti burnoje, skrandyje bei žarnyne. O žarnyno toje terpėje suformuoja tokia tarsi gelio matrica, kur adsorbuoja ftalatus ir 100% apsaugo ląsteles nuo pažaidos su ftalatais. Tiesa, jau esančių organizme ftalatų šis gelis absorbuoja 30%, tačiau 100% apsaugo nuo patenkančių naujai. Nes santykėje su ftalatais žmogaus ląstelės 90% žūsta, su mūsų produktu ne. Pašalinio poveikio mokslininkai nefiksuoja. Siekiant įsitikinti, ar sukurta sistema neturi neigiamo poveikio kraujui, tai rezultatai gauti geri, preparatas yra saugus. Nors kol kas ES lėšomis finansuojami tyrimai vyksta tik laboratorijose, mokslininkams gavus visus sertifikatus startuolį bus galima įsigyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinėje. Kitas žingsnis, kurio imsis išradėjai, produktą išpopuliarinti ir pardavinėti visame pasaulyje. Čia pagalba žada uostamiestis. Klaipėdos mokslo technologijų parkas parengė tolimesnį planą, kaip būtų galima komercializuoti, išeiti į platesnės rinkas, pritraukti papildomą kapitalą ir kad šis startuolis būtų žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Kai startuolis atsidurs lentynose, viename maišelėje bus 5 gramai miltelių, pakuotėje 30 tokių maišelių. Tad realiai vienos užteks mėnesiui, o jos kaina bus apie 50 eurų. Mes tęsime vos